Norėčiau jums paskaityti, patirinėti drauge, pasidalinti iš Izaijo vieną skyrių, kur vieną šilčiausių skyrių Izaijo knygoje apie Dievo meilę. Mane labai palėtė. Grįžkime atgal į Izaijo knygą, 54 skyrių. 54 skyrius. Atsiverskime, nes čia mes panagrinėsime tą skyrių. Labai šiltas skyrius. Grįžę namo, paskaitykite dar kartą. Kai jūs pajausite, kad gal Dievas jūsų nemyli, gal jūs esate atstumtas, paliktas jo, paskaitykite šitą skyrių. Galbūt dvasiškai nusilpsite, paskaitykite šitą skyrių. Galbūt kažkas jūs pasmerks, atstums, neturėsite draugų, vienišas būsite, paskaitykite šitą skyrių. Elena White rašo, skaitydamas jos knygą apie tai, man įdomi buvo jos pozicija, nes jinai tikrai turėjo gerą įžvalgą, krikščionišką patirtį, gilius labai santykius su Dievu, jinai pasakė, visos šios skyriaus pranašystės išsipildys Dievo vaikams. Visos Izaijo 54 skyriaus pranašystės išsipildys jo vaikams. Todėl kiekvienas žodis yra skirtas kiekvienam iš mūsų. Ir prasideda žodžiais džiaukis, bevaikė, niekada negimdžiusi, krikštauk ir ratuok. Nežinau, ką tai reiškia ratuok, pirmą kartą girdžiu tokį žodį, bet krikštauk ir ratuok gimdymo skausmuose negulėjusi. Juk pamestoji turi daugiau vaikų negu turinti vyrą, sako viešpats. Dabar sako, tu esi kaip bevaikė, tavo vaikai išblaškyti. Ir buvo momentas, kada Babilonas buvo įsiveržęs ir tikrai išvedė labai daug žydų. Sugriovė Jeruzalę, šventykla, išniekinta, pustušti miestai. Ir sako, tu kaip bevaikė. Bet džiūgauk, džiūgauk. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte į Karalių knygą, ten pasakyta yra, kad kai buvo kivirčas Judėjoje, kivirčas tarp brolių, ir susipyko, jie pasakė dalis jo, kągi, visi į savo palapines. Palapinė tai yra jų izraelitų buvimo vieta. Kad jūs suprastumėte, tai jų buvimo vieta. Todėl, jeigu mes atsiverstume dabar, uždėkite pirštą Jeremijo 10 skyrių, 20 eilutę, paskaitykime apie palapinę. 10 skyrius, 20 eilutė, Jeremijo knyga. Štai parašyta, mano palapinė nusiaubta, visos jos virvės nutrauktos, mano vaikai paliko mane, jų nebėra, niekas mano palapinės nebestatys, nėra kas išskleistų mano palapinės dangas. Palapinė tai yra Judėja, Jeruzalė, tai yra Dievo tautos buvimo vieta. Mano palapinė nusiaubta, visos virvės nutrauktos. Mano žmonės, jie nuėję pas kitus dievus, jie daro kas kaip nori. Mano palapinė nusiaubta, sako Dievas. Mano buveinė nusiaubta. Bet štai, jeigu mes paskaitytume toliau antrą eilutę 54 skyriaus, štai ką viešpats sako. Paplatink savo palapinės aikštę, ištempk savo pastogės dangas nešikštėdama, pailgink palapinės virves ir tvirtai kalk kuolus. Reiškia, praplėsk, nes ten bus krūva vaikų, mano vaikų. Tu jau nebūsi bevaikė, tu būsi pilna savo vaikų. Todėl praplatink palapinės, nes nesutilps ten, kur kiek dabar yra. Tu plėsiesi į dešinę ir į kairę. Tavo palikuonis užvaldys tautas ir įsikurs apleistuose miestuose. Nebijok, nebūsi sugėdinta, nerausk iš kuklumo. Nepateksi nemalonę. Savo jaunystės gėdą pamirši ir nebeprisiminsi daugiau. Našlystės negarbės. Jaunystės gėda. Taip, 70 žmonių atėjo į Egiptą gyventi, o išėjo 2000 kartų daugiau žmonių, Dievo žmonių, 1,5 milijono iš Egipto po kelių šimtų metų. Bet Egipte tuomet, kai jie buvo, tikrai didžiulė gėda buvo. Jie net pamiršo savo Dievą. Ir elgėsi negarbingai, laužydami jo įstatymą. Tai buvo jų jaunystės gėda. Ir Dievas sako, nebijok, nebūsi sugėdinta, nerausk iš kuklumo. Savo jaunystės gėdą pamirši.
Aš žinau, ką tu darėjai, aš tave mokiau pradžioje. Tu išėjai į Egiptą labai stipriai pasikaušiusi. Tu išėjai į Egiptą, turėdama aišku pažinimą apie mane. 70 žmonių, buvote vieninga šeima. Ir suprantu, kad per tos keletus 100 metų Egipte jūs tiesiog pridarėte daug nemalonių dalykų, pamiršdama mane. Jūs gausiai pagausėjote, bet mane primiršot. Jūs pasitraukėt nuo manęs. Kai kurie net garbino ir tavo stabus, kai kurie ir kiaulieną valgė, kai kurie šabą laužėte. Pasitraukėt nuo manęs. Tai yra jaunystės gėda. Bet sako, savo jaunystės gėdą tu pamirši. Ir nebeprisiminsi daugiau našlystės negarbės. Našlystės negarbės. Kai Babilonas įsiveržė į Izraelį, į Judėją ir sugriovė Jeruzalę, šventyklą, viską išnešė iš šventyklos. Tai toks jausmas, kad santykiai mirė, kad Dievo visiškai nebėra. Ir sako, kaip tu našlė, kaip tapai. Ir sako, nebeprisiminsi daugiau našlystės negarbės. Nes tavo vyras, tavo kūrėjas, galybių viešpats, jo vardas, tapo atpirkėjas Izraelio, šventasis tavo. Jis vardu visos žemės Dievas. Mėlyje, jis pasikvietė savo tautą iš Egipto, kad būtų jo nuotaka. Jis norėjo ją vesti būtent prie Sinajaus. Jis tenai sudarė sandorą su ją. Jis ją vedė. Jis sudarė sandorą. Ir pasakė, jeigu tu būsi man paklusni, jeigu tu būsi mano mylima, ištikima man, aš tave globosiu, aš tave saugosiu, aš tave aprūpinsiu, niekas nepasikėsins į tave, niekas eis neišardys. Ir visi žmonės, visa tauta sakė, mes viską darysime, ką mūsų Dievas sakė. Tai yra tas pats, kas žiedą deda vienas kitam ir pasižada. Dievas sako, aš globosiu. Jis susitokė su ja. Sinajaus sandora. Todėl sako, nes tavo vyras, tavo kūrėjas, galybių viešpats jo vardas, tavo atpirkėjas, Izraelio šventasis, jis vardu visos žemės Dievas. Viešpats šaukia tave atgal kaip nelaimingą ir pamestą žmoną. Ar gali vyras atmesti jaunystėje pamiltą žmoną? Kiek kartų Dievo tauta atsuko savo vyrui nugarą? Atsiverskite 50 skyrių, 1 eilutę. Štai ką viešpats sako. Kur jūsų motinos skyrybų raštas, kuriuo ją paleidau? Kuriamgi skolintojui pardaviau jūs? Tik dėl savo nuodėmių buvote parduoti. Tik dėl savo nusižengimų buvo paleista jūsų motina. Čia kalba apie Judėją. Nes vyras yra Dievas, motina yra Judėja, vaikai yra žydai. Ir sako, kurgi yra tas skyrybų raštas, kuriuo aš paleidau Judėją? Jūs nerasite. Nes jūs man atsukote nugarą. Jūs nuėjote, tavo motina nuėjo pas kitus, garbino kitus dievus, palikdama mane, būdama neištikima pas meilužius, kitus dievus garbino. Ir kurgi mano skyrybų raštas, kad ją paleidau, tokio nerasite. Tokio nėra, nes aš ją myliu. Man jinai svarbi, aš esu sandorą padaręs su ją. Todėl pasakyta, ar gali vyras atmesti jaunystėje pamiltą žmoną? Vyras dėl jos kovos, stengsis dėl jos, visais įmanomais būdais bandys sužavėti ją. Mėlyje, žiūrėkite, ką viešpats sako. 7 eilutė. Trumpą valandėlę palikau tave. Juk būna, kada vyrai supyksta dėl tam tikrų dalykų, ką žmona atnešė, iškirtė jo gyvenime. Aš sako, trumpą valandėlę palikau tave. Nes buvo pagunda tiesiog atsiskirti visiškai. Palikti tave. Atstumti tave. 8 eilutė. Ūmai supykęs, valandėlę slėpiau nuo tavęs savo veidą, bet amžiną meilę tavęs pagailėjau, sako viešpats tavo atpirkėjas. Aš buvau ūmai supykęs valandėlę, 70 metų tu buvai pavergta Babilono. 70 metų tai tą valandėlę, kur sako, aš buvau supykęs. Aš atidaviau tave nelaisvę. Bet tik tai 70 metų. Ir aš tave atgal parvedžiau. Aš taip suorganizavau viską, kad
tu grįžtum į savo šalį. Nes aš buvau supykęs, bet ne amžinai. Mūsų gyvenime lygiai taip pat gali nutikti supykęs valandėlę ant manęs. Bet tik valandėlę. Ten buvo 70 metų, mums tai gali būti diena, savaitė, mėnuo, metai. Bet Dievas, jisai pažada, aš amžiną meilę tave pagailėjau. Nes jis padarė sandorą. Jis ne tas, kuris palieka mus. Jis tas, kuris kovoja dėl mūsų ir bando susigrąžinti. 9 eilutė. Ir dabar elgiuosi kaip Nojaus dienomis, kaip tuomet prisiekiau, jog Nojaus vandenis niekada daugiau nebeužtvindins žemės. Taip dabar prisiekiau ant tavęs nebepykti ir tau neprikaištauti. Ar tie žodžiai yra skirti tiems, kurie laužo Dievo įstatymą? Ne, tie žodžiai ne jiems skirti. Ir jeigu mes esame Dievo tautoje tarp tų, kurie laužome Dievo įstatymą, laužome jo sandorą, tie žodžiai ne tau skirti. Tie žodžiai skirti tiems, kurie ištikimi jam yra. Ir sako, aš prisiekiu, nebepyks ant tavęs ir neprikaištausiu. Nors kalnai imtų kilnotis ir kalvos virduliuoti, mano meilė niekada nuo tavęs nesitrauks. Mano ramybės sandora nesusviruos, sako Viešpats, kuris tave pagailėjo. Ramybės sandora, atminkite Jėzaus gimimo dieną, kai angelai pasakė, džiaugsmas danguje, o ramybė žemėje gyventiems žmonėms. Ir Jėzus paskui sako, aš jums palieku savo ramybę, duodu savo ramybę prieš savo mirtį. Taigi sako, mano ramybės sandora nesusviruos. 11 eilutė. Nelaimingoji, audros nukamuotojai, netekusiai paguodos, štai sutvirtinsiu tavo akmenis geriausiamis kalkėmis ir tavo pamatus apdegstysiu safyrais. Safyras tai yra simbolis Dievo sosto, dangaus simbolis. Nes kai jūs skaitote knygoje, ar tai Išėjimo knygoje, ar tai Ezekėlio knygoje, kur tik Dievo sostas minimas, ten pasakyta, kai safyro aslai yra. Ir sako, aš padarysiu tavo pagrindu savimi. Pastatysiu to bokštus iš rubinų, vartus iš ugnimi žėrinčių akmenų, o sienas iš brangakmenio. Visi tavo sūnus bus Viešpaties mokomi. Tavo vaikai mėgausis didžia gerove. Tu būsi pagrįsta teisumu. Toli nuo priespaudos jos nebereikės bijoti. Toli nuo pražūties ji prie tavęs nesiartins. Mėlyjei, čia kalbama apie naująjį Sioną, apie naują savo tautą, apie atgimusią tautą. Žydų tauta to nepasiekė, nes jie galutinai pasitraukė nuo Dievo. Čia kalba apie naująją sandorą, apie savo bažnyčią, apie savo tikrąją nuotaką, tikrąją bažnyčią, skaisčią bažnyčią. Ir sako, jei kas nors tave pultų, jam nepavyks, nes jis tikrai tai darys be mano valios. Kas puls tave, tas kris kovoje su tavimi. Atkreipkite dėmesį į savo santykius, kurie turit vyrus, vyrai žmonas turi. Juk pastebėkite, kad kas nors, jeigu bando pasityčioti iš jūsų žmonos, ar užgauti ją, ar paniekinti, bandyti ten kažkaip negražiai kalbėti, vyras stojasi už žmoną, ima ją ginti. Žmona jaučiasi saugi po savo vyro ranka. Ir Dievas sako savo tautai, jei kas nors tave pultų. Ir aš norėčiau, kad jūs tame kontekste, kas dabar vyksta, suprastumėte, kad jeigu kas dabar ir vyksta čia Lietuvoje, Europoje, pasaulyje, suirutė tokia, sako Dievas, jei kas tave pultų, jam nepavyks, nes jis tai darys be mano valios. Jeigu bandys išardyti mūsų santykius, ar net tave, atimti iš tavęs tikėjimą, tą meilę, jam nepavyks. Aš dėl tavęs kovosiu. Kas puls tave, tas kris kovoje su tavimi. Žiūrėk, ir jisai bando Dievas parodyti tam tikrus dalykus, kad kiekviena jėga šioje žemėje yra jam, jo rankose. Sako, žiūrėk, aš sukūriau kalvį, kuris įpučia anglyse ugnį ir nusikala įrankį tinkamą darbui. Aš sukūriau ir niokotoją, kuriam skirta naikinti. Joks ginklas nukaltas tau pulti net neš sėkmės. Liežuvį, kuris bylos prieš tave, tu nugalėsi. Taigi sako, tie visi dalykai, kas yra mano rankose. Dievo rankose pasaulio jėgos. Aš, sako, sukūriau kalvę, kuris įpučia anglyse ugnį. Todėl, brangieji, 17 eilutė užsibaigia tokiu sakiniu. Toks yra Viešpaties tarnų paveldas.
ir mano rankoje jų pergalė. Tai viešpaties žodis. Matot, kaip užsibaigė. Toks yra viešpaties tarnų paveldas. Štai ką Dievas įsipareigoja padaryti dėl mūsų. Ir kai tu pajausi tokį, kad dvasiškai silpnas esi, žinok, kad tavo vyras yra viešpats Dievas. Jis tavimi tikrai pasirūpins. Brangiai, norėčiau jums papasakoti vieną tokią istoriją, kuri man parodo didžiulę meilę. Kaip Dievas parodo meilę per žmogų kitiems. Aš norėčiau jį parodyti akimirką. Jonas Barnesas. Čia jau prie 90 metų jam, kažkur 2013 metais. 11 tai yra. Geros dienos, labas rytas, myli jūs, Dievas jūs myli. Kaip jaučiatės? Aš myliu jūs. Ponas laimingasis. Aš tiesiog esu Dievo rankose instrumentas, kad padaryčiau tai, ko jisai nori. Vieną dieną, 2 valandą nakties, aš papusryčiavau. Sako, bet jūs turbūt miegate tokiu metu. Kažkur be 23 ryto aš išeinu pasveikinti žmonės nuo 5 iki 10. Kad gyvenimas yra saldus, nuostabus. Kad tai yra meilė, kad tai yra džiaugsmas. Žiūrėkit, saulė šviesa, gėlės, paukščiai nuostabus. Man patinka daryti žmonės laimingus. Aš myliu jūs. Aš myliu jūs. Aš suprantu, kad žmonės ateina rytais apie 6. Jūs sako, nėra Barneso. Jie nori sužinoti, kodėl. Ir skambina į radio stotis. Kur Barnesas? Žmonės, sako, tikisi pamatyti nuo pirmadienio iki penktadienio rytais. Ir yra panika, jeigu jo nėra. Kur jis dingęs? Kodėl jo nėra ten? Žmonės ima jo rūpintis. Aš tada buvau nešė. Mes važiavome gimdyti. Ir sako, jisai manęs nepastebėjo. Aš nesusikirto mūsų žvilgsnį. Ir aš paprašiau savo vyro apsukti ratą. Ir tada Jonas Barnesas man... Tiesiog gerą nuotaiką man įnešė pasveikindamas mane. Tada antrojo apvažiavimo jis pamatė mane. Ir dabar galiu važiuoti normaliai gimdyti su džiaugsmu gerą nuotaiką. Tai buvo rytas, kai važiavau. Tai nebuvo laimingas mano rytas. Ir aš tiesiog nenorėjau ten žiūrėti į jį, galvoju, net nežiūrėsiu jį, kad nesigadinti. Tai va, ir aš ėjau ir man užteko jo žvilgsnio, jo tokio oro bučinuko meilės, kad padarytų mane laimingu. Tai va, ir tai pašalino iš manęs tą tokį pyktį, tą tokį kad aš vis dėlto turiu pasirinkimą būti gera nuotaika. Man kilo mintis neužilgo po to, kai jis visą tai pradėjo, kad jisai yra vertinamas padaryti statulą jam atminimui, kaip pripažinimą. Sako, jisai mane tu įkvėpėjai. Aš noriu padaryti statulą, paminklą. Kaip tu jautiesi dėl to? Nu, viskas gerai, sako. Okay. Aš manau, kad kiekvienas trokštų, kad Jonas
Barnis būtų ten visada amžinai. And I suppose the next best thing is to have a statue commemorating him. Ir kad galėtų I'm happy mum atminimą suteikti apie jį. Matot tą statulą čia. Well, I hope that when he won't be with us anymore, that Aš people will remember tikiuosi, kad what kai he's done for. jo nebeliks su mumis, And how he žmonės touched prisimins their jį lives when they ir drive palies into juos, town and they're kai coming važiuos there. ir pamatys tą That statulą. the memory of Johnny Barnes Ir tas will prisiminimas somehow apie jį tiesiog sukels geras emocijas. You know, to not take everything, every little thing so serious, but to remember Johnny Barnes stood there and said, I love you, and then that hopefully brings back some Ir warmness. taip tikiuosi, kad jie prisimindami tai, jie nusišypsos ir bus geros nuotaikos. Some people in this world today don't realize that worries don't pay. Plenty people in this world today don't realize that worries don't pay. Resting their worries on top your shoulder, bringing you older and older. These wicked things these people do. They don't realize you've got worries too. So tell them never ever worry. Don't care how things looking hard. Never ever worry. Don't care how you're suffering bad. Never ever worry. What I'm saying is always remember. Somebody suffering more than you. Na štai jūs pamatėte ištrauką iš dokumentinio filmo, norėsit pilną versiją pažiūrėti, pasižiūrėkite, YouTube yra, tik rusų kalboj nežinau ar yra. Ir ar tai būtų lietus, ar tai būtų griaustinis, ar tai būtų vėjas, ar tai geras oras, jis kiekvieną darbo dieną ten būdavo nuo 5 ryto iki 10 piko metu sankryžoje. Visus savo likusius 30 metų gyvenimo. 30 metų kiekvieną dieną jis naidavo darbo dieną. Jis mojuodavo visiems vairuotojams ir siuntinėjo bučkius, sakydamas, aš jūs myliu. Labai myliu tave, Dievas tave labai myli. Ir kalba taip garsiai šaukia visiems, kad Dievas tave myli. Aš jūs myliu, visiems linki geriausias, linkiu nuostabiausias dienos jums, nuo 5 ryto iki 10. 30 metų kiekvieną darbo dieną. Pradžioje, kai jisai tai darė, galvojo, kad jam galvelė susimaišė. Nu, galvoju, kažkoks jau senukas jau visai jau nukvakęs. Bet po to žmonės nebegalėjo pilnavertiškai gyventi, nepamatant jo palinkėjimų. Ir vyko stebuklai. Nes Dievas jį pasiuntė tinkamų laikų per piką į tinkamą vietą. Su tinkama žinute. Barnsas gimęs tėvams iš St. Kitso, pagal specialybės buvo mano kolega elektrikas. Man labai malonu buvo tai išgirsti. Buvo elektrikas ir dirbo geležinkelyje. Ir jisai jau tada būdamas, paskui vairuotojų tapo, kai uždarė 1948 metais, kai uždarė geležinkelį, jisai dirbo vairuotoju. Ir netgi būdamas vairuotojas važiuodavo, pamojuodavo ranką, nusišypsodavo, arba kai valgydavo pietų, jisai sakydavo, Dievas jūs myli, taip toliau, kad aš jūs myliu, tenais mojuoja ranką, sveikino visus juos. Barnsas buvo vedęs 1949 metais ir gyveno su žmona iki savo mirties 2016 metų Liepos 9. Jo žmona buvo linksmai nusiteikusi, nes jis apliejo ją medumi nuo tada, kai jie susituokė. Jis taip sako, mane apliejo jis medumi nuo tada, kai mes susituokėm. Man tiesiog gyvenau kaip meduje. Jie neturėjo vaikų. Dabar buvo tokie momentai, kada taip, jis nepasirodydavo kažkada tai. Nepasirodydavo ir įsivaizduokite, kad vietinės radijos stotis praneždavo, kad žmonės imdavo labai skambinti, klausti, kur yra tas žmogus, kuris mums linkia kiekvieną rytą, nes mes važiuojame į darbus daugybę metų, kur jis yra, kas jam nutiko. Ir kai sakydavo, kad jisai yra ligoninėje, tai žmonės siūsdavo pinigus tam, kad jis greičiau pasveiktų, kad sumokėtų visas sąskaitas, tam, kad jisai tik tai sugrįžtų.
Barnsas vertina savo motiną už tai, kad išmokė į geros valios ir gerumą reikšti nepažįstamiems žmonėms. Jisai sako, kad kalbėtis reikia su visais, kuriuos matai, nes niekada nežinai, kad tau jų gali tų žmonių prireikti. Ir kartą jinai nubaudė jį, kai jis dar buvo mažas, kai jisai nepakalbėjo su moterimi, kuri tiesiog stovėjo šalia. Ir sako, aš tiesiog įpratau kalbinti žmonės, rodyti jiems gerumą, meilę. Ir Barnsas yra pasakęs dokumentinėme filme tame, man patinka daryti žmonės laimingus. Man patinka leisti jiems suprasti, kad gyvenimas yra saldus, kad gera gyventi. Ir 2011 m. dokumentinėme filme Mr. Happy Man jis sako, gyvenimas yra saldus, gyvenimas yra gražus, malonu būti gyvam, mėgaukite saulę, gėlėmis, paukščiais, jie laimingi yra. 2011 metais tame dokumentinėme filme Mr. Happy Man, ponas laimingasis, jisai įvardė save kaip religingą žmogų, įvardė save kaip 7-osios dienos adventistų, kuris buvo motyvuotas visiems dalytis Dievo meilę. Barnsas sakė, mes žmonės turime išmokti mylėti vienas kitą, tada nebūtų karų, prievartos, nebūtų žudynių. Žmonės turi žinoti, kad meilė yra svarbi. Yra daug žmonių liudijimų. Viena moteris sakė, kad tada aš buvau blogos nuotaikos. Baisiai negerai, negalavau, kažkas viduje sukrėsta buvo ir sirgau ir man tenka į darbą važiuoti. Aš net žinojau apie tą žmogų, kuris stovi sankryžoje ir galvoju, nenoriu netgi jo matyti. Ir jinai sėdo į automobilį, sako, ir važiuoju į darbą tiesiog be nuotaikos, serganti ir nenorėdama nieko girdėti apie gerą. Bet sako, važiuodama aš pamačiau tą Barnsą, a jisai suko į ją, tave labai myliu, sako, Dievas tave myli. Jinai sako, aš tiesiog nežinau, bet aš buvau labai geros nuotaikos visą dieną. Neįmanoma, sako. Kita moteris, vyras vežė ją gimdyti gimdymo namus. Tame dokumentinėme filme pasakoja, jinai vežo mane ir sako, mūsų pirmagimis toj turi gimti. Ir jinai sako, važiuok, aš noriu pamatyti, aš noriu išgirsti tą pasveikinimą Johno Barnso. Jinai važiuoja ir jinai žiūri jį ir jis tuo metu nusisuko į kitą pusę, kitiems siunčia bučinius. Jinai sako, neatsisuko į mane. Prašau, brangusis, apvažiuok tą ratą, vėl dar kartą važiuok pro jį. Gal jis atsisuks, aš noriu jį pamatyti, aš noriu pamatyti jo tą palinkėjimą. Jis atsisuko ir kaip tik jis atsisuko į ją ir sako, aš myliu tave, sako, tėvas tave myli, taip mėgsta taip su 2 rankom daryti. Jinai sako, aš pajutau, kad mano kūdikiai viskas bus gerai. Nuvažiavo, pagimdė labai mielą kūdikį. Taigi, skaitydamas to teologijos profesoriaus knygą, jisai rašo, aš, sako, atvažiavęs į tos Bermudus, aš nuėjau pas tą žmogų ten toje sankryžoje, pas Johną Barnsą. Ir sako, pirmieji žodžiai jo buvo tokie, to Barnso, kurios pasakė, sako man, tu esi pastorius, taip? Žinote, pastoriau, Jėzus greitai grįž. Taigi, jeigu jūs Google'e užrašytumėte Johnas Barnsas, jūs rastumėte gausybę nuostabių atsiliepimų apie jį. Štai kodėl jam pastatė paminklą. Gyvam esant. Neužilgo, kažkur po 12 metų, jeigu 86 metais pradėjo tenais jau eiti į tą sankryžą, tai po 12 metų, 98 metais pastatė jam tą paminklą. 98 metais. Ir dar tik tais po 8 metų jisai tik mirė. Ir jisai galėjo pasidžiaugti ir jisai sako, kaip man malonu, nes sako, jeigu aš būsiu miręs, aš kažkaip nebūsiu tai pamalonintas, aš dabar gyvas matau tai. Netgi karalienė nestatė paminklo gyvai, o jam pastatė. Tai va, mylėjai. Štai kaip žmonių gyvenimą pasikeitė dėl to, kad Džonis buvo šioje sankryžoje kiekvieną rytą. Brangieji, ar tai ne tas pats mylintis Dievas iš Izaijo 54 skyriaus, kuris įsakė, kad ar gali vyras atmesti jaunystėje pamiltą žmoną? Aš amžiną meilę tavęs pagailėjau.
Jei kas nors tave pultų, jam nepavyks, nes jis tai darys be mano valios. Kas puls tave, tas kris kovoje su tavimi. Joks, sako, toks yra viešpatės tarnų paveldas ir mano rankoje tavo pergalė. Bet šiandieną buvo toksai žodis apie Dievo meilę jo tautai. Ir Izaijo knyga 54 skyrius atskleidžia, nors tu esi man prisidirbusi, aš dėl tavęs kovosiu. Bet mano tauta, naujasis Sionas, jinai padarys išvadas ir jinai man taps mylima ir ištikima. Jinai manęs daugiau niekada nepaliks. Ir kas tas naujasis Sionas? Tai galite būti ir jūs. Šiandieną jisai kalba apie savo bažnyčią, apie savo tautą. Ar jūs esate ta jo ištikima? Būkit Dievo ištikimi. Nes Dievas dėl jūsų kalnus nuvers. Dievas sulaužys lankus visų priešų, ginklus. Neleis nieko blogo padaryti jums. Jisai saugos kovos ir joks piktasis neišplėš tos meilės ir tikėjimo iš jūsų širdžių. Tik ar jūs esate jam ištikimi? Būkit jam ištikimi. Čia yra labai svarbus momentas, nes jeigu vyras išgirsta, kad žmona yra neištikima, jūs bent įsivaizduokit, koks tai skausmas yra. Ar tai fiziškai, ar tai emociškai, jeigu žmona neištikima, tai veria stipriai skausmą. Žmonai lygiai tas pats. Jeigu pamato vyro neištikimybę, kaip skaudžiai tai žeidžia, tai yra didžiulis skausmas. Ir Dievas daugybę kartų tas strėlės yra patyręs į savo širdį iš savo žmonos, iš savo tautos. Ir mes matome, kuo tai baigėsi. Ne Dievas atsiskyrė su savo tauta, bet jinai paliko jį. Bet dabar Dievas kviečia, kad jo ta nuotaka, skaičioji nuotaka liktų jam ištikima, o jis dėl jos kovos.